Tai dabar tas pagrindinis momentas, techninė informacija tik tais jau liko, tai kaip mes gyvensim šitos metus ir ką jūs darysit. Tai kas jau žinot, kas dalyvavot, žinot, kas ne, tai didelių jokių pakeitimų mes nedarom. Per 4 sezonus jau šiek tiek apglūdinom programą ir jaučiam, kas veikia. Tai čia yra pirmas pusmetis. Nuo šiandienos datos iki vasario 8 dienos. Tai tikrai dabar, kadangi išgirdot jau, kas jūsų laukia, dar Laura detaliau papasakos apie teritoriją ir šiek tiek detalizuos užduotį, tai grupės jau kaip ir susiformavot, bet vis tiek dar apsitarkit, jūsų vienas iš pirmų darbų tikriausiai ir bus, kad susėsit, kaip prieš tai komanda minėjo, kad jie tiesiog kartais susėsdavo kaviniai prie kavos, arbatos ar nežinau, ką jie ten geri ir brainstormino, galvojo tas užduotis ir tai tikrai yra sunku ir pirmiausia tą tikslą, ko jūs norit šiuo atveju iš savo stoties, kokie jie turėtų būti. Tikriausiai stotis bus žmonėms, mes tikimės, kad jūs darysit stotį žmonėm, terminalo konteinerio mes turim Palemoną, jau užtenka, atrodo, tai tikslas, vizija ir susigalvokit. Tada yra tas teritorijos analizės momentas, idėjų paieška toliau vystoma. Turėsit koncepciją susikurt ir mes kažkur apie lapkričio mėnesį, kartais būna, kad susidėlioja intensyvus grafikas ir į gruodį nusikeliam, bet atvažiuosim su Laura ir tikėtina Ignacio jūs aplankyti į jūsų mokyklas, pasižiūrėti, kaip jums sekasi, išklausysim tada pirmą kartą jūsų pristatymą. Nieko baisaus, mes atvažiuosim, pažymiu, atsiminkit, mes nerašom, tai nereikia mūsų bijoti, mes norėsim tiesiog išgirsti, padėti, patart. Toliau tada jau pereisim prie 2D, 3D ir vasario 8 dienų susitiksim vėl KTU, ar čia pat, ar ne čia pat, mes dar pagalvosim, bet susitiksim ir tada jau jūs savo darbus pristatysit ne tik mums, bet ir mūsų ekspertams. Šiandien galvoju, šitą žodį daug kartų sakėm, bet nelabai ir turbūt paaiškinom, kas yra tie mūsų ekspertai. Laura, kas yra mūsų ekspertai? Tai iš tikrųjų, turbūt tie, kas dalyvavo, gali pasakyti, ar ne, kas dažniausiai jums užduoda tokius suktus klausimus, su kurius, kaip pristatinėjo komanda, kartais nežinai, ką atsakyti, bet randa atsakymus. Tai iš tikrųjų ekspertai, ar ne, tai dažnai yra įvairių mūsų partnerių atstovai, ar ne, sakykime, iš įvairių sričių, tai reiškia iš architektūros, inžinerijos, ar ne, iš konstrukcijų. Mes labai tikimės, kad šiais metais geležinkeliai prisijungs kaip būtent ekspertų atstovai, ar ne. Taip pat turim studentų, kurie būna irgi visą laiką pakomentuoja, ar ne, ypač iš tos tokios galbūt grafinės dalies ir panašiai. Tai čia iš tikrųjų, na, tas ratas ganėtinai nemažas ekspertų, tai tikėtina, kad susipažinsi dar. Taip, tai ekspertų nebijokit, jie yra jūsų draugai, mes irgi esame jūsų draugai jau nuo šiandien ir mūsų tikslas ir jų tikslas yra jums padėti, jums užduoti teisingus klausimus, kad jūs patys rastumėte atsakymus ir visą tai nugultų jūsų darbuose. Kaip matote, darbai tarpinio metu, tai tikimės, kad prieš tai atsiųsit man į paštą, kaip visada teisingai plakatus, juos atspausdinsim, pakabinsim, jūs visi pasiruošite jau šiokius tokius pristatymus ir papasakosit ekspertam, ką jūs planuojate. Išgirsit komentarų, kritikos, pastabų, pasidžiaugimų ir tikimės, kad į tai sureaguosit ir tada keliausim į antrą pusmetį. Iš tikrųjų, mes, aišku, jūs greičiausiai neatsiminsit, ką mes šiek tiek prišnekėjom jums, bet trumpai gal tada antras pusmetis, tai šiaip siūlyčiau visiems pasižymėti ir mokytojams, ir moksleiviams, ar ne, tą vasario 8 dieną, jau mes ją taip ir nusibrėžim, tas mūsų ketvirtadienis susitikimo dienos. Ir nuo tos vasario 8 mes pradėsim antrą pusmetį. Tai reiškia, jeigu prieš tai daugiau kalbėsit apie teritorijos analizę, apie viziją, kas ta geležinkelio stotis, kaip jinai galėtų būti, tai antrą pusmetį daugiau vystysite jau pačią
pastato, sakysime, detalizavimą, ar ne? Tai reiškia, kas tai yra, kokie inžineriniai sprendimai gali būti priimti, kokie, sakysime, konstrukciniai, kokia ta architektūra, kaip juda, sakykime, srautai, pavyzdžiui, ar ne, nes čia yra keleivinė stotis ir panašiai. Tai mes iš tikrųjų turėsime tokią daugiau jau koncentruotą į patį pastatą, ar ne, į patį jūsų projektą. Šio pusmečio metu mes tikrai susitiksime su inžinieriais, visą laiką turime inžinierių valandą, dažniausiai darom nuotoliu. Taip, dabar jau išmokom šiek tiek Zoom'ų naudotis, o jūs, kadangi visus atsigabenti į vieną vietą yra ganėtinai sudėtinga, tai šiais laikais darom Zoom'ų ir matot, žmogus sėdi su kamera, dabar į mane atsuko kamerą, tai tokias visus pristatymus mes padarom įrašus, dedam į YouTube ir YouTube mūsų fakulteto kanale bus visų 4 metų įrašai, pristatymai, susitikimai su ekspertais ir tikrai gali drąsiai pasižiūrėti ankstesnių metų įrašus ir susirasti tikrai naudingos informacijos. Taip, ir tada iš tikrųjų keliaujame, kaip ir sakiau, mes balandžio mėnesį darom tokį tarpinį susitikimą vėl mokyklose, tai yra tiesiog aplankom, kaip jums sekasi dirbti, ar ne, galbūt kartais pamotyvuojam, ar ne, nes galbūt jau pabaiga projektom vis tiek metai laiko tampa nuovargis kažkoks kaupasi ir tada iš tikrųjų nebūna kada miegoti, arba, kaip girdėjote, kai kas ir nemiegoja, ar ne, nes tenka labai greitai susiruošti ir greitai parengti visą galutinį projektą, todėl kad realiai gegužės pabaigoje mes užbaigiam, ar ne? Užbaigiam visą savo metus trukusi darbą, sudedam visus taškus ant į, padarote puikius plakatus, atsiunčiate Viktorui ir taip toliau, mes juos atspausdinam ir turim galutinį tokį pristatymą. Tie, kas jau dalyvavo, žino, ar ne, kad iš tikrųjų mes turime tam tikrus tokias nominacijas. Patį pačiausią renka tautos balsas, tai yra visi čia esantis, ar ne, vadinam tautos balsu. Tai reiškia, jūs patys turėsit ir irgi būsit ekspertais pačiam paskutiniam, sakysime, etapę, ar ne, tai reiškia, nuspręsite, kuris tas darbas jūsų manimų yra geriausias, ar ne, pamatysite. Ir taip pat turime nominacijas. Viktorai, kokias? Tikrai dabar visų tiksliai neišvardinsiu, bet nominacijos yra labai įvairios, kad atlieptų įvairias pusės. Tai nuo to, kas padaro geriausią pristatymą, vaizdo įrašą, plakatą panašiai, kas padaro geriausią 3D modelį, kas padaro geriausią išplanavimą sugalvoja, kas šiaip sugalvoja idėją ir sugebėjo tą idėją pagrįsti, apginti taip, kad ekspertų sužavi. Ir turim tikrai 8, man atrodo, šiuo metu nominacijas. Tai apie jas detaliau pristatysim per tarpinio renginį. Kol kas per daug į tai negalvokit, apie tai negalvokit. Galvokit apie tai, kaip gerai komandai susidirbti ir sugalvoti gerą idėją ir ją pradėti plėtoti. Na, bet kokiu atveju, man atrodo, visi čia išeis laimėtojais, nes vat ir dabar jūsų laukia suvenyrai prieš išeinant, ar ne, turėsit pasigriebti po vieną tą gertuvę, kad kai tą rugpjūčio kelintą, tu sakei, 58 nenutrokštumėt, ar ne, išėjai lauką? 59. Tai iš tikrųjų, manau, kad ta patirtis, kurią jūs įgysite, tikrai bus įdomi. Ir aišku, aš dabar turėčiau pasakyti, tai nuo ko pradėti? Tai kas gal man atsakys, nuo ko pradėti? Tie, kas jau dalyvauja antus metus, nesakykit. Tegu tie, kas pirmą kartą dalyvauja. Aha, gerai, idėjas kūrimo, kas dar? Tai čia pirmas jau turbūt jau susigrupavę, ne? Komandas turit, ar ne? Labai gerai. Tik tais nebent, kaip sakė kolegos, reikėtų pasiskirstyti darbo tas rytis, ar ne, kas už ką. Tai idėjos kūrimas teisingai, kas dar? Aha, šitas yra labai gerai, todėl kad turėti savo grupės identitetą yra labai svarbu. Taip, tai čia labai gerai. Kas dar? O visi žinot, kas tai geležinkelio stotis? Tai esate buvę ne Lietuvos geležinkelio stotyse? Esate. Tai iš tikrųjų labai džiugu, nes mes iš tikrųjų, kas yra labai įdomu ir keista, kad realiai neduodame jums jokios konkrečios užduoties. Ta užduotį mes jums... Kur iš čia? Vidurinis? Šitas. Ta užduotį kaip ir paliekam laisvę, todėl kaip ir visose laisvėse daug nelaisvės, nežinau kaip čia jums seksis susidėlioti, bet jūs turėsit pagalvoti, kokia ta Kauno geležinkelio stotis gali būti, ar ne. Mes girdėjom, kiek sakėt, Vytautai, kai traukiniu atvažiuosit Rail Balticos?
16. Tarptautinio. Kiek tai yra keleivių per dieną? Tai jau suprantat, koks tai yra srautas. Vien iš Kauno geležinkelio stoties į Karmėlavos oro uostą virš 1000 keleivių, 1100 keleivių per dieną. Tai kalbant, kad mes turėsime tarptautinių traukinių 16 ar ne per dieną, vadinasi, galima būtų pasiskaičiuoti, koks tai gali būti įsivaizduojamas keleivių srautas. Sakysime, jau minėjome, man atrodo, Deivido pristatymė buvo ar ne, kad kas ta geležinkelio stotis, kažkas kažką pasitinka, kažkas su kažkom atsisveikina, galbūt kažkas pirmą kartą atvažiuoja į šitą šalį ir būtent ją pamato pro tą traukinio langą arba iš geležinkelio stoties, ar ne? Tai šito atveju jums iš tikrųjų svarbus turbūt aspektas yra pagalvoti, koks tas scenarijus, ar ne? Koks tas scenarijus, jeigu jūs pirmą kartą nuvažiavot, nežinau, į kokį nors Berlyną ir kur nakvosit, kur eisit pavalgyti, ar ne? Kaip, jeigu jums reikia jūsų lėktuvas tik tai sekančią dieną, ką jūs nuveiksite tą miestą, ar ne? Ką jūs pamatysit, kaip susisieksit su aplinkiniam teritorijom. Tai va, tai čia yra pirmiausia toks scenarijus, ar ne, tą, ką reikėtų susikurti, ar ne, prie tos idėjos. Šitoj skaidrėje jūs matote pačią teritoriją, kurią mes išskyrėm. Tai jeigu pažiūrėjot mūsų studentų darbus, tai mes jiem buvom davę visą didelę tokią teritoriją, kurie apima ir depą, ir įvairių kelyną, ar ne, tą tokį krovinių. Tai šiuo atveju mes paimam teritoriją, sakysime, taip kaip matėt, buvo jau, aš čia dar parodysiu pakartotinai, kaip naujas tiltas atsiranda geležinkelio, ar ne, prie geležinkelio šito esamo žaliojo tilto. Šiek tiek praplėtėm teritoriją, negu kad iš tikrųjų geležinkeliai turi turėti laisvės ir kūrybiškumo. Tai mes apėmėm, kas kauniečiai tikrai žinot, kas ne kauniečiai gal pro šoną esate važiavę, ar ne, kad šalia tos... Kuris čia tas raudonas? Šalia geležinkelio stoties, ar ne, mes turime tokią ganėtinai įdomią teritoriją su įvairiais tokiais pastatais, sovietinės statybos yra ir paveldo pastatų, kaip Ingrida rodė, ar ne, šitoj vietoj. Taip pat tokia teritorija iš tikrųjų tokia įvairialypė, ar ne, čia mes turim tą pėsčiųjų tiltą. Tai jums iš tikrųjų duodama šitą raudonai apibrėžtą teritoriją, kaip manome pagal tos rengiamus dokumentus, iš tikrųjų stotis turėtų atsirasti daugiau pažeminių kažkokių perėjimų, ar ne, bet tuo pačiu duodame teritoriją, kad jūs galbūt galite vystyti ir šitą dalį, ar ne, pagalvojant, o kas tenais yra, ką reikėtų galbūt išsaugoti, gal ten kažką galima keisti, ar ne, ir jūs norite kažką pamatyti įdomesnę šitoj teritorijai. Šitiek papildysiu, ar ne, kad kadangi tos konkrečios jums rėmų neužduodame, bet nuo ko pradėti, tas startas. Susikūrėt grupę, pirmas, ar ne, susikūrėt savo grupės kažkokį identitetą, ar ne, komandos, tai reiškia viziją kažkokią, tai logo, sakysime, pavadinimą, nes mes mėgstam, kad grupės turėtų pavadinimus, ar ne. Kaip sakė, turite kažkokią jau idėją, ar ne, bet visų pirma mes pradedam nuo tam tikros analizės. Tai jau šiandien jau turėjote tokius pirminius analizės, tokius etapus, išgirdote apie istoriją, išgirdote apie planus ateities, ar ne, nes iš tikrųjų tas, sakysime, architektas, kuris neplanuoja, nežinau, 10-20 metų priekį, tai nėra geras architektas, ar ne, mes planuojam ateičiai. Tai iš tikrųjų, bet turim įvertinti, ką mes turime čia, ar ne, tai reiškia, kas toje aplinkoje yra. Na, koks yra susisiekimas? Kaip jau minėjau, ar ne, man atrodo, irgi buvo Deivido pasakyti, ar ne, tai yra objektas, iš kurio jūs toliau keliaujat, pasirinkat kitą transporto priemonę, keliaujate į autobusų stotį, į miestą, ne, pėsčiom, dviračių, automobilių ir panašiai. Tai koks tas transportas, kokia ta aplinka, kokia gamtinė aplinka, kokius pastatus mes turime, ar ne, šiek tiek Ingrida parodė, dar patys paieškosit.
Kokie yra privalumai šitos teritorijos? Gal jūs matote kažkokius trūkumus, jums trūksta kažkokių erdvių? Ką mes galim rasti va tokiuose įvairiuose žemėlapiuose, ar ne? Ir ką pataria specialistai, tai yra pats pirmasis etapas, nuo kurio iš tikrųjų prasideda visas projektavimas. Dar kartą šiek tiek pasikartosiu su keliom skaidrėm, tam, kad atkreiptumėte dėmesį, ar ne, kad iš tikrųjų ta jūsų teritorija patenka į tokias kultūros paveldo zoną, ar ne? Tai yra ir naujamiestis, jeigu taip žiūrėti. Šita teritorija visa nestotis, tam tikri objektai, yra nuorodos, rasite visas tas skaidrės ar video, pasiieškoti, tai tarkim pasižiūrėti ir susipažinti, kas yra. Todėl, kad negalim nuvalyti visiškai viso tai, ką mes sukūrėm, ar ne, ką sukūrė mūsų kažkokie, sakysime, kolegos kūrė anksčiau, mes turim iš tikrųjų pažiūrėti, kas yra vertinga, ką galima pritaikyti, suteikti naujo gyvenimo, ar ne, ir šiuo atveju pratęsti. Tai, šita yra ganėtinai įdomi teritorija, šiek tiek jau irgi buvo užsiminta apie šitą teritoriją, šita teritorija gaila, bet į jūsų zoną neįeina, bet būtų labai daug ir labai sudėtinga turbūt šitokią teritoriją apimti, nors mes šiek tiek parodysim tokį video, kad suvoktumėt, kaip jinai atrodo. Tai dar kartą pasikartoju, kad neužmirštumėt, ar ne, kas atsiranda. Tai jeigu taip pasižiūrėjus, ne, kaip suprasti šitą brėžinį, tai raudona linija yra esamasis geležinkelio tiltas, mėlyna linija yra projektuojamas naujas geležinkelio tiltas, vadinasi Rail Baltica linija, ar ne, ir jeigu atrenkate brėžinį, tai matote, kad jų riba šiek tiek mažesnė negu mes davėm, sakysime, geležinkelio stoties turimą teritoriją, ar ne, ir čia mes matome, kiek naujų bėgių atsiranda tos mėlynos linijos, čia tokie užspalvinimai yra peronai, ar ne, kur žmonės susisiekia greičiausiai. Tai vat, jūs turite visą šitą teritoriją, ar ne, apgalvoti, kaip jinai funkcionuos, kokių papildomų funkcijų jums reikės, nes ne tik susisiekimui jinai turi tarnauti. Taip pat dar vienas toksai geras, šiek tiek, aišku, tos teritorijos daug nėra nuskanuota, bet gal šiaip įdomu pasižiūrėti iš paukščio skrydžio, va čia kaip ir minėjau, šalia esanti teritorija, šalia geležinkelio stoties, ar ne, tai yra iš Kauno skaitmeninio dvynio paimta 3D, bet šitų vaizdų galite pasižiūrėti ir per visokius Google Mapsus, ar ne, bent jau kaip atrodo ir taip toliau. Ką atliekant analizę labai svarbu, ar ne, tai yra patiems pasižiūrėti, kaip tas objektas yra, pro šoną praeiti. Aišku, jūs neįeisite ten, kur neikite jokiais būdais, ar ne, kur negalima, kur draudžiama, per bėgus ir per visus, sakysime, pavojingus kažkokius elementus ir kelius. Net nebandykite, ar ne. Užtenka, čia yra, pavyzdžiui, vaizdas nuo pėsčiųjų tilto, ar ne. Vat, visai neblogas yra žygis, ar ne, jeigu eitumėt per pėsčiųjų tiltą, nueitumėt į Aukštuosius Šančius, atrastumėt daug įdomių dalykų. Tai galima įvertinti, ar ne, tarp kitko su fotografavimu, su visi šitie objektai infrastruktūriniai yra saugomi valstybės. Tai iš tikrųjų būkite atsargus, ar ne, su fotografavimu, nes greičiausiai galite negalėti ten fotografuoti. Tai nenustebkite. Pridursiu, kad net negalėti, o mūsų visos traukinių stotys, oro uostai, traukinių stotis yra itin aukštos svarbos objektai ir jeigu jūs pamatys fotografuojant, gali bet kada pribėgti apsauginis ir teks aiškintis ilgai ir nuobodžiai. Tai tikrai, kai apsižiūrėkit, tikrai pasivaikščiokit, bet fotografijai žiūrėkit, ką viešai skelbia patys geležinkeliai ir kitos medijos. Na, bet kokiu atveju vis tiek pajausti svarbu, bet pajautimas gali būti įvairus, ar ne, teritorijos. Kalbant apie pačią geležinkelio stotį, ar ne, tai sekantis etapas. Padarėt analizę, pasižiūrėjot, išsianalizavot, žinote, kokie, pavyzdžiui, galima irgi pasižiūrėti, kokie objektai aplinkui, jeigu tai yra geležinkelio stotis, kas yra aplinkui teritorijoje, gal trūksta kažkokių kavinių apgyvendinimo, gal tai jūsų galėtų atsirasti geležinkelio stoties kažkokie greiti, ar ne, sakysime,
sakysime, greitas apgyvendinimas. Tai po to einate prie geležinkelio stoties. Tai kokia jinai? Tai iš tikrųjų pirmiausias turbūt dalykas tai idėja. Tai ar ne? Aš specialiai beveik nedėjau, čia net ne beveik, o tik vieną nuotrauką įdėjau, ar ne? Sakysime, kokios geležinkelio stotis yra, bet matėte jau šiandien tikrai keletą iš skirtingų pranešimų, kokios jos yra, kokios kūriamos ar ne, kokios, sakysime, stilius, architektūra ir panašiai. Ieškokite savo, bet ieškokite įkvėpimo, ar ne, galvokite aplinką, kurią jūs turite, ar ne, nes vis dėlto yra pastatai, kuriuos reikia integruoti, išsaugoti, ar ne, panaudoti, galbūt, gal jiems galima suteikti visiškai naują funkciją, gal dabartinė ta geležinkelio stotis, jinai gali turėti visai kitokią funkciją, negu kad dabar yra, ar ne, laukimo salė. Tai va, ir galvosite apie tą teritoriją, o teritorija tikrai ganėtinai tokia nelengva, ar ne, kaip ją planuosite, kaip pritaikysit, kaip atvažiuoti su automobiliu, ar ne, kaip atvažiuoti su dviračiu, kaip žmonės su negale patenka, ar ne, į pastatą, arba į peroną, pavyzdžiui, ne, nes dabar visur dauguma vietų yra, sakysime, laiptai. Tai kokiu atveju mes pateksime ne tik į laiptus, bet į kažkokias kitas erdves. Tai iš tikrųjų daug tokių klausimų, Viktoras, man atrodo, atsiūsė, ar ne? Taip, techniniai keli dalykai. Pirma, žaidimo taisyklė. Jūs turite kaip komandos neribotą kreditą, galit naudoti ir negalvokit, ar jūsų idėjos yra labai brangios, nebrangios, bet jos turi būti racionalios. Jeigu sugalvosit stoti ir ją iškloti visą aukso plytelėm, kam? Pataupom biškį. Tai racionaliai žiūrim į šitos ir tikrai ekspertai irgi klausinės jūsų dėl sprendimų, kodėl tokius priimat, kokią naudą jie duoda, ar jie tikrai būtini, nebūtini, tai šitą pagalvojam. Iš techninės pusės, tai, kaip matėt, vėl viską filmuojam, skaidriam pasidalinsim, kad tai gautume, tai iš tikrųjų aš dar parašysiu paskui po renginio laišką jūsų mokytojams, mokyklų atstovams, paprašysim jūsų visų elektroninių paštų. Per keletą savaičių į tuos elektroninius jūsų paštus ateis pakvietimai į porą platformų. Mes turim atskirą DEC platformą, kurioje būna sukelta visa medžiaga. Ten rasit užduotis, esam sudėję tokias užduotis pasavaičiui. Į jas žiūrėkit kaip į rekomendacijas, bet jeigu jų laikysitės, jums tikrai nereikės daryti paskutinę naktį nieko. Tai ten yra informacijos šaltiniai, užduotis, klausimai, pagalvojimai, žingsniai, kuriuos reikėtų priimti. Kai gausim jūsų elektroninius paštus, perspėsim, kada jau turėtų ateiti jūsų paštus, užsiregistruoti formą, atsigamint slaptažodį ir galėsite ten viską rasti. Taip pat turėtume turėti prisijungimus, lygiai taip pat ateiti į Bentley Systems kompiuterinių programų paketą moksleiviams, kur galėsit parsisiųsti programas ir jas naudot. Apie tai, kaip jom naudotis, irgi rasit daugybę tutorialų padarytų. Ignacijus jau visiškai mintinai išmoko tą programą ir jisai pridarė daug video, tekstinių, PDF-ų, tutorialų, kur tiesiog sekit, skaitykit ir tikrai neatrodys taip baisu tos programos. Tai tokia techninė dalis. Taip, tai aišku savaime, kad tai, ką paminėjo Viktoras, ar ne, kad jūsų vis tiek pradžia yra kažkokia galbūt rankų darbas, ar ne, pirmos idėjos, eskizai nes vis dėlto per protą, ar ne, per ranką į eskizą ateina ta idėja, tai paskiau perinate prie kažkokio tai programinio to paketo, tai tas iš tikrųjų laiko jums užims, bet čia gal bus daugiau jau į antrą pusę, turbūt, ar ne? Tai gerai, ką mes dar turėsime ne šitą pusmetį, tai iš tikrųjų Viktoras paminėjo, tai susitikimai, tai mes tikrai visus aplankysime lapkričio mėnesį, tai planuojam visas mokyklas, kad matytume jūsų progresą. Na, tai nebijokite mokytis, klausti, parašyti laišką, ar ne, arba, sakysime, pasidalinti, kaip jums sekasi. Visi esame čia tam, kad kažką įdomaus patirtume. Na ir pačiai beveik pabaigai. Reklaminė pauzė galiu žiūrėti. Reklaminė pauzė. Užmėtė, tikiuosi, akį tuos plakatus, kurie buvo sudėti mūsų valgio ir smagumo zonai. Tai dabar video trumpas, anglų kalba su lietuviškais subtitrais, šiek tiek apie teritoriją
Ir apie ką dar? Tai iš tikrųjų mes norim pasidalinti, tai ganėtinai toksai, kaip jau minėjau, ne, ir matėte tos plakatus studentų, bet iš čia, kadangi jūs negalite patekti galbūt į tą visą geležinkelio teritoriją, nes jinai yra daugumoje uždaryta, ar ne, iš visur apeiti, tai tam, kad susidarytumėt vaizdą, mes norim pasidalinti savo dirbtuvėmis, kurios mes turėjome ir video, tai iš tikrųjų čia galbūt studentų dirbtuvėmis, jį dirbo toj visoje dideliai teritorijoje, ar ne, tai gal šiek tiek jūs taip vizualiai galėsite įsivaizduoti, kaip atrodo geležinkelio stotis. Filmo vakaras.